rasti norimą Joomla priedą, parsisiųsti jį, įdiegti ir sukonfigūruoti. Taigi pirmiausiai einame į Joomla priedų tinklapį extensions.joomla.org. Kadangi šiuo atveju aš jau žinau pavadinimą priedo, kurio man reikia, tiesiog paieškos langelėje rašau Google Maps. Kaip matote, priedų yra tikrai daug, yra iš ko rinktis. Tačiau aš parsisiųsiu štai šį priedą, Google Maps plugin, įskiepis. Tai pasižiūrėkime, paskutinis atnaujinimas yra 2010 metų Liepos 17, nors priedas jau gana ilgą laiką nėra atnaujintas, bet už jį yra balsavę 604 naudotojai. Kažkodėl nerodo įvertinimo, bet tai nesvarbu. Taigi spaudžiam ant mygtuko Download, kuris mus nukreipia į atsisiuntimo tinklapį. Čia pasirenkam naujausią versiją šio priedo, kuri dažniausiai visada būna viršuje. Grįžkime į savo tinklapio administratoriaus sąsają, pasirinkime parsiųstą failą ir spaudžiame perkelti byrlą ir įdiegti. Tai po įdiegimo parodoma pradinė informacija ir atkreipkite dėmesį, čia yra informacija apie įskiepio parametrus, kuriuos galima nurodyti tiesiogiai straipsnį. Tačiau mes juos nurodysime tinklapio įskiepio parametruose. Taip, štai mūsų naujai įdiegtas įskiepis, Google Maps. Visų pirma, jį įjunkime. Toliau. Nurodykime, kokią vietą jis turėtų rodyti. Tai būtų Kaunas, Rotušės aikštė. Išsaugokime. Norint parodyti šio įskiepio veikimo, mums reikės sukurti naują įrašą. Pavadinkime jį mūsų kontaktai. Nepriskirkime jokiam skyriui ir jokiai kategorijai. Ir dabar tiesiog įrašome sutartinį įskiepio žymėjimą, kuris rašomas Joomloje visada tarp tokių lenktynių skliaustų. Google Maps, kad parodyti šitą įrašą sukursime naują meniu punktą viršutinėme meniu. Taip. Sukurkime naują įrašą. Mūsų kontaktai. O čia meniu punktui suteikim pavadinimą žemėlapis. Arba peržiūrėkime, ką turime tinklapio išoriniai sąsajai. Taip, matom, atsirado meniu punktas, kaip mus rasti. Spauskim ant jo. Ir štai mūsų tinklapyje jau yra žemėlapis. Mes galim paslankioti vaizdą, tačiau aš norėčiau, kad vaizdo dydis kistų sukant pelės ratuką, o tai šiuo metu nevyksta. Vadinasi, mūsų įskiepį reikia papildomai pelės ratuką įjungia šios nuostatos.
Perkraunam tinklapį ir dabar, sukant pelės ratuką, vaizdą galima didinti ir mažinti. Dabar aš norėčiau, kad paspaudus ant šio žymeklio atsirastų langelis, kuriame būtų galima nurodyti maršrutą, iš kurios vietos norėtum atvažiuoti arba į kurią vietą norėtum nuvažiuoti. Maršrutų forma. Taip. Rodyti. Taip, rodyti. Spaudžiam gerai. Ir iš karto matome, yra rodomas langelis su maršrutais. Kaip čia atvažiuoti. Galima padaryti taip, kad šis langelis būtų rodomas tik paspaudus ant žymeklio. Tai žemėlapį langelis turėtų būti iš karto rodomas. Pažymim ne, užvertas. Tai dabar langelis bus parodytas tik tada, kai paspausim ant žymeklio. Tačiau matom, kad yra likę angliški tekstai. Pakeiskime juos į lietuvių. Skaičiuoti. Iš čia. Į čia. Adresas. Išsaugoti. Ir vėl atnaujinam tinklapio vaizdą. Štai, tekstas tapo lietuviškas.